Labadiena gerbėmieji Forex traderiai. Tam, kad pelningai prekiauti Forex rinkoje, mes naudojame strategijas. Ir didžiausia klaida beje yra prekiauti be jokios strategijos. O strategijos, kaip žinoma, yra konstruojamos ieškant silpnųjų rinkos vietų, silpnųjų rinkos momentų ir jos dėsningumų. Tai yra ieškant to, kas kartojasi istorijoje. O tam, kad strategija veiktų gerai, tam, kad strategija būtų pelninga, dažnai yra naudojami metodai, kurie atrodo kiek keistai iš šalies. Be to, dažnai tai gali net prieštarauti logikai. Bet jeigu toks principas, toks metodas gali atnešti pelno, tai kodėlgi jo nepanaudojus? Skirtingai kaip yra bokse ar dailiajame čiuožime, tradinge nėra griežtai nustatytų taisyklių. Todėl čia mes galime gudrauti. Mes galime naudoti, sakykime taip, uždraustus būdus ir gudrybės. Būtent tuo ir bus pagrįsta mūsų strategija, apie kurią mes šiandien kalbėsime. Vadinasi ji Cherry Blossom, lietuviškai vyšnių žiedas. Ir, kaip jau galbūt nuspėjote, pagrindinė mūsų idėja bus naudojant charakteringą Azijos sesijai judėjimą. Platforma gali būti bet kokia, jokių specifinių indikatorių čia nebus, mes braižysime tik Fibonacci atsitraukimo lygius. Na, o tai leidžia daryti bet kokia prekybos platforma. Todėl su tuo jokių problemų neturėtų būti. Valiutų poros, kurios bus naudojamos, tai Australijos doleris, Naujosios Zelandijos doleris ir jena. Ir šių valiutų porų deriniai. Porų, kaip matote, pas mus yra 6, pilnai, manau, pakanka. Laiko intervalas valandinis H1, bet apskritai čia kažkokio didelio skirtumo jis nevaidina. Na, vėliau pamatysime patys. Ir prekybos laikas kartą per parą. Mes išstatysime orderius ir sėdėti prie ekrano visą naktį tikrai nereikės. Tai yra, išstatėme vieną kartą orderius ir kitą dieną tiesiog juos patikriname. Taigi, kokia yra šios strategijos esmė? Visi mes esame girdėję posakį trendas tavo draugas. Tai yra, kad bet koks trendas yra linkęs greičiau tęsti savo judėjimą, nei kad apsisukti. Ir tai yra viena tradingo aksiomų, kurių mokina pačioje pradžioje, pradedant mokintis Forex prekybos įvairiuose kursuose ir panašiai. Mūsų atveju šioje strategijoje trendas bus dieninė žvakė. Taip. Nupiešim štai tokią dieninę žvakę. Ir šios žvakės dydis nuo jos atsidarimo iki užsidarimo sudarys bent 30 punktų. Senųjų punktų. Taip. Tai yra, kad dieninė žvakė sudarytų bent kažkokį ženklų judėjimą. Ir tikimybė to, kad kitą dieną judėjimas tęsis į tą pačią pusę, kaip ir praėjusią dieną, bus didesnė nei tikimybė, kad judėjimas pakeis savo kryptį ir apsisuks į priešingą pusę. Paprasčiau tariant, jeigu pas mus dieninė žvakė buvo bulių, tai tikimybė, kad rytojaus dieną irgi dieninė žvakė bus bulių, bus didesnė nei tikimybė, kad sekančią dieną bus judėjimas žemyn. Tai yra, trendas yra linkęs tęsti savo judėjimą. Taigi mes žinome, kad trendas linkęs judėti į tą pačią pusę. Taip pat mes žinome, kad trendiniai judėjimai dažniausiai vyksta pagrindinėse prekybos sesijose, tai yra Europos ir Amerikos. O štai Azijos sesijos metu pas mus būna arba fletas, šoninis judėjimas, arba korekcija į priešingą pusę. Ir būtent šią prielaidą mes ir išnaudosime. Tai yra, mes į rinką bandysime įeiti Azijos sesijos metu pagal trendo pusę, į tą pusę, į kurią užsidarys dieninė žvakė. Ir beje, į rinką mes eisime ne šiaip savo, o gan kruopščiai, naudodami Fibonacci atsitraukimo lygius. Na, tuojaus viską patys pamatysite ir suprasite, mes visą tai pabandysime atlikti praktiškai.
Pereiname prie strategijos taisyklių. Iš pradžių nedidelė gudrybė, pas mus atidarytas ienos grafikas, valandinis laiko intervalas ir pirmas dalykas, ką mums reikia padaryti, tai greitai sužymėti laiko tarpų skirtukus. Tai yra, kad kiekviena atkarpa būtų lygi vienai dienai, vienai parai. Terminale MetaTrader yra tokia klavišų kombinacija klaviatūroje, spaudžiame Ctrl ir į ilgoji ir štai atsirado štai tokios punktyrinės linijos, kurios skiria paras pagal terminalo laiką. Tai yra, kiekviena linija praeina per 0 valandų 00 minučių. Ir štai tokiu būdu mes išskyrėm mūsų grafiką į prekybos dienas. Viena diena bus viena dieninė žvakė, antra diena antra dieninė žvakė ir taip toliau. Paskutinė užsidariusi diena pas mus bus penktadienis. Penktadieniais mes neprekiaujame pagal šią strategiją, kadangi tokiu būdu prarandama jos esmė, logika, jeigu laukti nuo penktadienio iki pirmadienio. Nuo penktadienio iki pirmadienio veikia visai kita rinkos logika, todėl penktadieniais pagal šią strategiją mes neprekiausime. Taigi, pirmiausia, ką mes žiūrime, tai mes žiūrime prieš tai buvusią dieną, o būtent tos dieninės žvakės dydį. Matuojame atstumą nuo dienos atsidarimo pradžios iki jos užsidarimo taško, ne nuo low iki high, bet nuo atsidarimo iki užsidarimo. Tai yra, šiuo atveju atstumas yra 37 punktai. O tam, kad mes galėtume svarstyti, ar štai tokia žvakė mums tinka potencialiems sandoriams, mums reikia, kad ji būtų mažiausiai, jos kūnas būtų nemažesnis kaip 30 senųjų punktų. Tai štai šiame pavyzdyje ši sąlyga atitinka. Čia yra 37 punktai. Ką mes darome toliau? Toliau mes žiūrime, kokia tai buvo žvakė. Ar bulių, ar meškų. Na, šiame pavyzdyje ji buvo bulių, kadangi užsidarimas yra aukščiau nei atsidarimas. Ir toliau mes pasinaudosime instrumentu, kuris vadinasi Fibonacci atsitraukimo lygiai. Štai šis mygtukas kairėje pusėje viršuje su raidele F. Spaudžiame jį ir mes turime užtempti linijas ne pagal žvakės kūną, atkreipkite dėmesį, o nuo high iki low. Na, kadangi tai yra bulių žvakė, mes tempsime nuo minimumo iki maksimumo. Štai iki čia. Visus šios veiksmus, priminsiu, mes atliekame vidurnaktį, tai yra iškart po to, kai užsidaro einamoji dieninė žvakė. Štai ši dieninė žvakė. Na, plus minus 10-15 minučių, kaip taisyklė, nieko nepakeis, todėl ypatingo punktualumo be abejo nereikia. Taigi po to, kai mes uždėjome Fibonacci lygius tarp dieninės žvakės minimumo ir maksimumo, mes turime išstatyti atidėtus orderius. Jeigu dieninė žvakė pas mus buvo bulių, vadinasi, atidėti orderiai bus pirkimui. O jeigu dieninė žvakė būtų buvusi meškų, tai atitinkamai orderiai būtų pardavimai. Na, mūsų pavyzdėje dieninė žvakė buvo bulių, todėl mes išstatysime orderius pirkimui. Orderius mes išstatysime lygiuose, kurie yra 23,6, 38,2 ir 50. Tai yra, iš viso pas mus bus 3 orderiai. Štai aš pažymėjau orderių vietas. Kokio tipo tai bus orderiai, ar buy stop, ar buy limit, priklausys nuo to, kur bus kaina tuo momentu, kai mes išstatinėsime orderius. Jeigu kaina bus žemiau, kaip šiuo atveju, tai tada orderiai bus buy stop. O tuo atveju, jeigu orderiai būtų žemiau einamosios kainos, tai tokiu atveju jie būtų buy limit. Ir dabar kur mes statysime stopą ir take profitą. Stopą mes statysime, jeigu pas mus yra pirkimai žemiau dieninės žvakės minimumo, maždaug štai čia, pažymėsime
štai maždaug šioje vietoje, o take profitas dėmesio šiek tiek žemiau, ne aukščiau, o žemiau maksimumo lygio, žvakės maksimumo, mūsų užsidariusios dieninės žvakės maksimumo, maždaug štai šioje vietoje. Taigi orderius mes išstatome ir matome, kaip kaina naktį pradeda judėjimą į viršų, aktyvuojasi mūsų visi 3 orderiai štai ties šią valandinę žvakę. Ir čia neaišku, ar kaina pasiekė mūsų take profito lygį, sunku pasakyti, nes praktiškai mes nežinome, ar punktas į punktą mes nustatėme tą take profitą, ar kainai pritrūko keletą punktų. Nežiūrint to, manykime, kad kaina nepasiekė take profito lygio, matome, nukrito žemyn, vėlgi už keletos valandų, tačiau mūsų stopas iki stopo nenuėjo ir pradėjo vėl kilimą paryčiais į viršų. Ir šiuo atveju mes iš čia pereiname prie vienos iš papildomų taisyklių, ką mes darome, jei baigiantis dienai yra atidarytos pozicijos, tai yra neužsidarė pagal take profitą ar stopą nei vienas iš orderių ar vienas iš jų. Tokiu atveju mes laukiame dar vieną dieną. Na, šiuo atveju čia yra penktadienis, tačiau jeigu čia būtų ketvirtadienis ar trečiadienis, tai mes, kadangi pas mus yra atidarytos pozicijos, mes naujų orderių neatidarinėtume, o lauktume dar vieną dieną. Ir atitinkamai, jeigu yra atidarytos pozicijos ir jos kaba jau 2 dienas, tai 3 dieną mes bet kokiu atveju sandorius uždarome, nepriklausomai ar mes turime pliusą ar minusą. Ir taip pat kita taisyklė, jeigu dienos pabaigoje yra nesuveikę orderiai atidėti, kurių kaina neužkabino, tai mes juos tiesiog panaikiname. Ir taip pat galima situacija, kad aktyvavosi vienas iš orderių, kaina nuėjo į viršų ir pas mus liko neaktyvuoti 2 orderiai. Tokiu atveju tuos nesuveikusius orderius mes irgi panaikiname. Kalbant apie riziką, tai yra loto dydį, jūs kaip įprastai galite pasiskaičiuoti mūsų portale skyrelė traderio instrumentai, yra loto apskaičiavimo kalkuliatorius. Ir rizika pozicijai, tai yra visiems 3 orderiams, aš nerekomenduoju rizikuoti daugiau kaip 2%. Atitinkamai, kadangi pas mus bus 3 orderiai, tai rizika vienam orderiui pas mus bus maždaug 0,7%. Atitinkamai, jeigu depozitas pas jūs $1000, rizika 0,7, stopas, tarkime, 20 punktų, loto dydis vienam orderiui bus 0,03 loto. Na ir taip pat atkreipkite dėmesį, kad skirtingiems orderiams, kurie bus skirtingose lygiuose, šiek tiek skirsis suminis loto dydis. Kodėl? Todėl, kad stopas bus nors ir viename lygyje, bet kiekvienam orderiui tai bus skirtingas kiekis punktų. Kaip sakoma, tikslumo niekada nebūna per daug, tačiau svarbiausias dalykas, kurį reikia atsiminti, tai yra tai, kad suminė visų 3 orderių rizika turi būti nedidesnė kaip 2, maksimum 3%. Na, o dabar panagrinėkime keletą pavyzdžių grafikė. Ištrinsime mūsų Fibonacci linijas, kad mums nemaišytų. Ir pasižiūrėkim, kas buvo prieš tai. Prieš tai buvusi diena, pasižiūrėkim, ar buvo tinkama žvakė. 30 punktų pritemptai, sakykim, taip tinkama, bet čia matome, jokių korekcijų nebuvo, kaina iškart pajudėjo į viršų, todėl mūsų orderiai nebūtų buvę aktyvuoti. Pasižiūrėsime, kokia buvo prieš tai diena. Matuojame žvakę. Na ir čia žvakė iš vis nekokia. Žvakės kūnas 9-10 punktų. Savame aišku, tokią dieną mes praleidžiame ir neprekiaujame. Grįžtame dar vieną dieną atgal. Ir čia matome
štai dieninė žvakė apie 70 punktų. Atitinkamai sąlygos atitinka ir matome, kad žvakė yra meškų. Vadinasi, mes statysime orderius pardavimui. Braižome FIBO lygius nuo maksimumo iki minimumo. Štai maždaug taip. Ir išstatome atidėtus orderius pardavimui. Na, kadangi kaina buvo žemiau tuo momentu, kai mes statėme orderius, tai bus sell limit orderiai. Štai aš jau pažymėjau, kuriuose vietose bus sell limit orderiai. Tai yra 23,6 lygyje, 38,2 lygyje ir 50 FIBO lygiuose. Stopas pas mus, primenu, kadangi pas mus yra pardavimai, bus šiek tiek aukščiau dieninės žvakės maksimumo. Štai maždaug čia. Ir šiame pavyzdyje, taip, take profitas bus šiek tiek aukščiau dieninės žvakės minimumo, štai maždaug šiame lygyje. Mes matome, kaina iš pradžių nuėjo žemyn, vėliau apsisuko, aktyvavo visus 3 mūsų sell limit orderius, iki stopo matome jį nenuėjo ir visi 3 orderiai užsidarė pagal take profitą. Na, ištrinsime FIBO lygius, kad galėtume pasižiūrėti kitą dieną. Na, čia pas mus yra penktadienis, matome, o penktadieniais mes neprekiaujame. Grįžtame atgal į ketvirtadienį. Matuojame mūsų ketvirtadienio žvakę. Apie 37 punktai, ok, tinka. Ir vėl braižome FIBO lygius. Na, kas nežino, kaip braižyti FIBO lygius, kadangi tai yra, matome, bulių žvakę, mes braižome nuo žvakės minimumo iki maksimumo. Štai maždaug taip, iš apačios į viršų. Ir išstatome atidėtus orderius. Štai orderius aš jau išstačiau. Ir šiuo atveju, kadangi kaina buvo aukščiau tuo momentu, kai mes išstatinėjame orderius, tai bus buy limit orderiai. Tačiau, kaip matome, kaina nenuėjo žemyn, aktyvavosi tik tai vienas mūsų orderis, 23,6 lygyje. Na, o stopas, priminsiu, pas mus buvo žemiau žvakės minimumo. Pasižymėsime jį. Štai šioje vietoje. O take profitas šiek tiek žemiau žvakės maksimumo. Štai maždaug šioje vietoje būtų take profitas. Na ir čia, kaip matome, mūsų vienintelis orderis pagal take profitą gana greitai ir užsidarė. Apatiniai 2 orderiai pas mus nebuvo aktyvuoti, todėl kai tik tai pagal take profitą užsidarė mūsų viršutinis orderis, likusius 2 mes tiesiog panaikiname. Grįžkime dar vieną dieną atgal ir čia štai tokia didelė dieninė žvakė. Pasižiūrėkime, kas čia būtų buvę. Žvakės dydis 130 punktų ir daugiau, tokia nemaža žvakelė. Ir uždėkime FIBO lygius nuo maksimumo iki minimumo. Taip. Ir kurgi būtų mūsų stopas būtų buvęs aukščiau žvakės maksimumo, o take profitas šiek tiek aukščiau žvakės minimumo. Taip. Orderius mes išstatysime sell limit, kadangi kaina yra žemiau orderio išstatymo momento ir pasižiūrėkime, kur būtų buvę orderiai. Vienas orderis štai čia, vienas orderis štai čia, 38,2 lygyje ir trečias orderis štai čia. Na, aš apskritai tokios žvakės didelės nebūčiau prekiavęs iš vis, nes gaunasi labai didelis stopas. Apskritai, bet kokiose strategijose, kur stopas yra labai didelis, kur atsiranda tokios didelės žvakės, prekiauti yra neverta. Na, šiuo atveju pasižiūrėkime, kaip čia būtų buvę.
būtų aktyvavęsis pas mus 23,6 orderis, iki kitų kaina tą dieną nebūtų nuėjusi iš viso ir atitinkamai mes juos jau būtume panaikinę. Na, bet pažiūrėkime, kas būtų vykę toliau. Pirmą dieną orderis pas mus būtų kabojęs štai nedidelėme pliuse. Na, aš jį asmeniškai dienos pabaigoje būčiau ir uždaręs. Na, o jeigu būtume laikę jį dar vieną dieną, rezultate štai būtų toks nedidelis minusas, nedidelis pliusas, vėl nedidelis minusas ir dienos pabaigoje būtume jį uždarę su nedideliu minusu. Maždaug apie 12 punktų. Nežiūrint to, tokią dieną, pagal tokį didelį stopą aš nebūčiau prekiavęs iš viso, kadangi per didelis stopas. Ir kai atsiranda tokios didžiulės žvakės, į rinką geriau nelysti apskritai, nes tokie dideli judėjimai, neaišku, kas vyksta, geriau neprekiauti. Na, ištrinsime mūsų FIBO lygius ir žiūrime, kas būtų buvę kitą dieną. Kitą dieną matome judėjimo jokio nebuvo, vėl dieninė žvakė 10 punktų. Tokią dieną mes praleidžiame. Dar vieną dieną atgal, matuojame žvakę, 37 punktai. Ok, žvakę meškų, tempiame FIBO tinklelį nuo maksimumo iki minimumo ir 23, 38 ir 50 lygyje išstatome orderį. Na, kadangi kaina, matome, yra žemiau nei išstatomi mūsų orderiai, atitinkamai orderių tipas bus sell limit. Pažymėsime orderius. Štai orderius aš pažymėjau, pažymėsime dar mūsų stopą. Stopas bus aukščiau dieninės žvakės maksimumo, o take profitas šiek tiek aukščiau minimumo. Ir štai čia matome mūsų visi 3 orderiai aktyvavosi ir take profitas sėkmingai buvo paimtas štai šioje vietoje. Toliau sekanti diena pas mus buvo penktadienis, na, grįšime dar vieną dieną anksčiau į ketvirtadienį. Matuojame mūsų dieninę žvakę. Čia žvakė 26-27 punktai, per daug maža. Trečiadienis žiūrime taip pat nekoks, 13 punktų, nors judėjimai buvo gana nemaži. Einame dar atgal ir čia žvakė apie 68 punktai. Bet įdomu, ar buvo korekcija iki bent 23 FIBO lygio. Čia klausimas. Tempiame mūsų FIBO tinklelį nuo minimumo iki maksimumo. Ir štai matome orderius, mes būtume išstatę buy limit, štai šioje vietoje. Ir matome tik vienas orderis ir būtų, ko gero būtų suveikęs. Kiti 2 nebūtų aktyvuoti. Ir štai vienintelis orderis būtų greit užsidaręs pagal take profitą. Take profitas, priminsiu, pas mus būtų šiek tiek žemiau dieninės žvakės maksimumo. Štai šioje vietoje. Na ir suveikus pirmojo orderio take profitui, kitus 2 orderius mes, kaip sakėme, iš karto panaikiname ir tą dieną jau nebeprekiaujame. Kągi, manau, tapo aišku, kaip atidaromi sandoriai pagal šią strategiją. Savaime aišku, tai nėra šventasis gralis, tačiau tais atvejais, kai pavyksta išvengti didelių rinkos apsisukimų ir gražiai užeiti ant korekcijų, ši strategija tikrai primena, jeigu ir ne gralį, tai kažką panašaus. Ir taip pat šioje sistemoje yra keletas įdomių idėjų, kurias esu įsitikinęs jūs pritaikysite konstruojant savo individualias prekybos sistemas ar net robotus, nes kaip jau nesyk esame kalbėję, mes nagrinėjame strategijas ne tam, kad traderis turėtų
pinigų uždirbimo įrankį, o tam, kad pasisemtų iš jų kažkokias idėjas, konstruojant ar keičiant savo individualią prekybos strategiją. Na, o būtent šioje strategijoje vertingas dalykas, mano manimu, yra kruopštus ir tinkamas sandorių atidarimas ant korekcijų į kažkokio nusistovėjusio trendo pusę. Ir kadangi orderiai yra išstatomi užsidarius dieniniai žvakiai, tas leidžia dažnai išvengti tokių nemalonių rinkos apsisukimų, kurie įvyksta būtent dieną. Taip pat kaip papildomą filtrą galima naudoti kažkokį labiau patikimesnį nei viena dieninė žvakė, nes dabar mes trendą iš esmės nufiltruojame tik su paskutinė dieninė žvake, kuri užsidarė. O jeigu atsidaryti dieninį grafiką ir įterpti paprasčiausią slankų į vidurkį, imkime tą ir padarykime, įterpsime slankų į vidurkį. Štai tarkime, kad ir paprasčiausias 14 dienų slankusis vidurkis. Ir jeigu tuo vadovaujantis filtruoti sandorius, tai yra atidarinėti sandorius tik tada, kai jis atitinka slankio vidurkio kryptį, jei kryptis žemyn, atidarinėjame tik pardavimus, jei kryptis į viršų, tik pirkimus. Ir atitinkamai tuo mes padidiname pelningų sandorių procentą. Taip pat, kaip trendo filtrą, jūs galite naudoti savo kažkokius individualius būdus, netokius paprastus, tačiau net ir paprasčiausias būdas su slankiuoju vidurkiu dieninėme grafike gana reikšmingai gali padidinti prekybos rezultatą. Kągi, tam kartui tiek. Jei strategija patiko, paimkite iš jos tai, kas yra geriausia, kas tinka būtent jums. Ir aš linkiu pelningų sandorių. Su jumis buvo Mykolas, specialiai puslapiui spekuliantas.com. Dėkoju už dėmesį ir iki kitų susitikimų.